Labas rytas, esame Saulėtoje Klaipėdoje ir esame šiuo metu Translaivos sandėlyje. Nešam krovėjam lauktuvio. Krovėjai, jeigu nežinote, yra patys svarbiausi žmonės versle. Todėl, kad jeigu ne jie, mūsų automobiliai būtų neiškrauti. Turime žinių, kad štai tas konteineris, kurio mes laukiame, tai to jau išsikrauna viens ir tada mes kraunam. Čia yra mūsų konteineris už mano nugaros ir mes su vyrais, kurie iškraudinėjo konteinerius, taip sakant, net nežinau kaip čia, bandėm atspėti, kur bus mūsų automobilis. Konteineriai yra Mercedes-Benz ML, Buikas N kažkoksai tai, mūsų ketvertas ir Volkswagen Jetta. Aš sakau, kad automobilis greičiausiai bus pats paskutinis ir kabės viršuje arba bus pačiam priekyje. Vienas iš autokariuko vairuotojų sako, kad bus arba čia. Realiai tą patį, ką ir aš sakė. Tai žodžiu, dabar bandysim išsiaiškinti, kur bus mūsų automobilis. Kaip manote jūs? Parašykite komentarą. Kadras numeris 3. Gavom leidimą nukirpti plombą. Pradėsim nuo štai šios. Nieko savo. Pirmą kartą baisu. Jaučiuosi kaip pirmą dieną darbe. Važiuojam. Neatspėjom. Nebuvo pirmas. Ir ne antras. Ir baltas. Sakiau, bus viršuj. Patirtis. Tai turėsim išlaukti iki paskutinės vaistas, iškrauti iš. Ką tik išaiškėjo, kad galbūt mūsų automobilis visgi yra apačioje ir mūsų automobilis apačioje. Ir aš apsigavau, nes mūsų automobilis sidabrinis, o ne baltas. Ha! Ir štai mūsų automobilis. 3 ratų BMW. Mes? Čia, žinok, tik važiuoklė. Tuoj paprasysim, kad nuvežtų mums kažkur automobilį truputį į šoniuką ir apsižiūrėsime jį. Ir iš karto papasakosiu, ką darysime štai su šiuo BMW. Šitas BMW 4 klasės 430i yra mūsų kliento automobilis. Su klientu pasitarus, aptarus jo norus, pageidavimus visus viską, buvo nupirktas šis automobilis, atvyko į Klaipėdą. Iš Klaipėdos atvyksta tiesiai pas mus į garažą ir mes jį tvarkysime iki tokios būsenos, kad klientą atiduosime raktelius su techninė apžiūra, su viskuo. Klientui beliks tik tai nuvažiuoti į registrą ir užsiregistruoti automobilį. Arba net jeigu norės, mes jį ir užregistruosime ir perduosime pilnai paruoštą eksploatavimo automobilį. Tai va, darbų laukia nemažai, bet iš tikrųjų ir nieko baisaus. BMW pažįstam, kaip ką daryti žinom, taip kad pristatau BMW 430 iš Amerikos. Svarbiausia vieta, va, plunksna sveika, realiai sparno tvirtinimo vieta, kaip ir viskas tvarkoj. Matau, kad keičiasi balkės, plunksna vietoj, sparnas užsisuka, persimeta kita važiuoklė, galbūt reikės keisti traversą, bet viską pamatysime darbų eigoje. Kol kas, kaip sakau,
nieko baisaus. Pagal idėją kapotą netgi, galbūt ir irgi galima būtų net ir sutvarkyti. BMW iškrautas, paliekame jį kol kas Klaipėdą, Klaipėda susitvarko dokumentai. Manau, jau rytoj automobilis bus pakrautas ant traliuko ir greičiausiai poryt jau turėsime jį pas save garaže. Tai manau, dar šią savaitę pradėsime darbus ties šio automobilio, o kol kas jį paliekame čia ilsėtis, o patys važiuojame ieškoti naujų variantų. Į variantų medžioklę. Labas rytas. Atvyko mūsų lauktas automobilis, tiksliau mūsų klientų automobilis, kurio jis labai laukia. BMW 430 X-Drive. Būtinai ieškojame X-Drive, todėl kad automobilis yra nupirktas žmonai, o jie gyvena už miesto ir kad žiemą būtų saugu važinėti. Tai va, bet žinokit, yra vienas bet. Jisai triratis. Einam pasižiūrėti. Važiuojam. Stop. Tai klausyk, tai viskas, reikia dankrato pakelti ir paliksim. Dabar prasideda misija išgelbėk vairą. Tai rankinį užtraukia. Reikia dar padėti žmogui atvežti generatorių. Nusprogo žodžio generatorių. Tai tau dar pasisekė, kad iki mūsų davažiavai. Ką? Pasisekė, kad iki mūsų davažiavai. Nė viena mašina dar pas mus nesusitvarkė be keiksmažodžių. Gerai, nu ką, einam dirbti. Einu klientą informuoti, kad atvyko automobilis. Nudžiuginsiu jį. Ant keltuvo turim naują pacientą, BMW 4 serijos F36. Gavęs realiai per priekio keleivio kampą. Neturim nei rato, nei amortizatoriaus, nei priekinių svirčių, traversas plyšęs. Tai šiandien reikės viską nusardyti, apsižiūrėti, galbūt reikia dar kažko daugiau, ko mes nematom. Tai nusimsim bamperį, sparną ir žiūrėsim, kur reikia daugiau už dalių. Pirksim, rinksim ir važiuosim. Kaip matot, ketvirtukas jau ant visų 4 ratų. Taigi, kad jis atsistotų ant ratų, pakeitėm priekinį traversą, pakeitėm lenktą, tiesę svirtį, vairą traukę, abu priekinius amortizatorius, stabilizatorius traukę, įdėjom kitą pusašį, nes senasis buvo nulaužtas pilnai. Taip pat viskas aplinkui stebulė, stabdžių diskai nauji, stabdžių disko skardas naujas ir, kaip matot, automobilis vis dar su atsarginiu ratu. Atvažiavo iš Amerikos tik tai su 3 ratais, taigi dabar ieškom ratų komplekto ketvirtukui, X-Drive'ui, pagidautina R19, R20, jeigu turit ką pasiūlyt, susisiekit su mumis. Automobilis iš Amerikos grįžo su šovusiam oro pagalvėm. Tai buvo šovus vairo pagalvė, kojų pagalvė ir taip vadinama liaudiškai užuolaida, taip pat vairuotojo diržas. Kad būtų greičiau, sutarėm su Airbag servisu, kad pagalvės išima mes, jie sutvarko.
tai neužilgo turėtume gauti pagalves, jas atgal sudėti ir automobilis bus pilnai tvarkingų salonų, saugiom pagalvėm ir bus saugus eksploatuoti toliau. Taip pat mūsų kliento pageidavimas buvo, kad automobilis būtų gražus. Taigi, vietoj standartinės automobilio Sportline apdailos, jam dedame M paketą. Tai šiuo metu yra sudėtas galinis bamperis, slenkščiai abudu pakeisti, jie šiek tiek pustesni, gražesni. Ir priekinį bamperį surinks ir uždės jau mūsų dažytojai. Buvo iš jų toks pageidavimas, kad būtų paprasčiau dirbti. Automobilis iš Amerikos atvyko su pusė dešiniojo žibinto. Tai turėjom dužusi stiklą, lūžusi korpusą, buvo likę žiedai ir žibinto blokai. Pradėjome ieškoti kito žibinto. Rinkoje pagrindė žibintų siūlo komplektais. Mums kaip tik reikėjo facelifto, LED neadaptyvaus žibinto. Tai buvo šiokių tokių sunkumų. Bet vargais negalais suradom vieną dešinį žibintą ir už jį sumokėjom net 500 eurų. Kaip pamenat, Tiguanas atvyko pas mus be rakto ir su variklio defektu. Nepatikėsit, ką turiu rankoj. Ogi, Tiguano raktą. Automobilis atsirakina, atsidaro ir netgi užsiveda. Ilgai nekurensiu, automobilis dar vis be radiatorių, variklis tik surinktas, bet variklis veikia gerai, nauja alyva. Niekas kaip ir niekur nebėga. Surinkinėjom Tiguaną toliau. Turime daug detalių jam. Surinksim važiuoklę, surinksim priekį ir taip pat keliaus dažytis. Su Tiguanu likome labai nustebę. Kaip matot, štai čia jis turi ant rakto tokį mygtuką, kuris aktyvuoja nuotolinį užvedimą. Daugumai, kaip pasakyti, Europos gamintojų automobilių ši opcija yra negalima, nes Europoje nuotolinis užvedimas automobilio yra tiesiog draudžiamas dėl ekologinių reikalavimų. Tai labiau būdinga amerikietiškiam automobiliams kaip Dodge, Chrysler ir visa FCA grupė. Deja, dabar nepamėginsiu jo užvesti nuotoliniu būdu, nes jame dega dar daug simbolių, nes jisai nėra surinktas, bet surinkus automobilį būtinai tai išbandysim. Šiuo metu sėdžiu Volkswagen Golfe, tai yra vienas iš 5 mūsų klientų užsakytų automobilių. Ir, kaip pamenat, Golfui buvo šovusios oro pagalvės. Vakar buvo atvykę vyrai iš Airbag serviso, kad nusimti pagalvės. Taip, vyram netrukdant, pats susiemu savais darbais. Ir po kurio laiko ateinu ir žiūriu, kad panelė vis dar vietoje. Akis, galvoju, apgauna. Panelė lygi, graži, oro pagalvės nešovusios. Klausiu, kas čia atsitiko, vietoj sutvarkėt ar kaip? Sako, mes atsivežėm pakaitinę panelę. Taigi, Airbag servisas turi pakaitinių panelių, ne tik 7 Golfui, o ir daugumai kitų automobilių. Tai, kam reikia pagalba su oro pagalvėm, kreipkitės į juos ir manau tikrai rasim greičiausią sprendimą. Šiandien laukiam jų atvykstant su vairo airbagu, kojo airbagu. Ir Golfas bus vėl pilnai saugus su veikiančiam oro pagalvėm. Kas pamenat, kas nepamenat, keletą serijų atgal pasakojame apie šį Mercedesą. Jam sutvarkėm važiuoklę ir buvo kita problema, kad automobilis labai netolygiai dirbdavo. Pakeitėm jam alyvą, perinkom kuro siurblius, pilnai aptarnavom, pakeitėm žvakes. Problema niekaip nedingo. Finale nusprendėm kreiptis pas variklistus, kas gerai išmano savo darbą ir jie atrado, kad vienas iš cilindrų galvos vožtuvų buvo pakibęs. Tai sutvarkė variklį ir pasižiūrėkit, kaip jis dabar vedasi ir dirba. Pusę pasukimo. Automobilis šaltas. Stovėjęs visą naktį. O kūrėsi tobulai.
Nu, Kazimieras išvažiavo, tai pavaduojam jį, įmam ketvirtą ir leidžiam į dažyklą. Neįsijungia parkingas, kažkodėl neveikia šitai mašinai parkingas. Bandėm išsiaiškinti, bet dabar reikia pradžiai nudažyti. Nudažysim mašiną ir išsiaiškinsim. Sveiki, ką šiandien atvykome pas mūsų draugus Airbag Service ir šiandien padarysime tai, ką žadėjome praeitoje serijoje. O praeitoje serijoje mes sakėme, kad šausime airbagus, jeigu jūs to norėsite, o iš komentarų matome, kad jūs to norite. Tai šiandien žinot, kam šausime airbagus? BMW M8. Bet šiaip esmė yra mūsų šiandien parodyti ne kaip šauna airbagas, o norime parodyti, kaip šauna jau vyrų tvarkytas airbagas. Todėl, kad yra labai daug stereotipų. Aš irgi iš anksčiau esu girdėjęs, kad maišus ten maksiminius prideda, kad dar ten kažkokių tų nesąmonių. Ne, sutvarko normaliai, padaro viskas netgi geriau negu kaip buvo iš gamyklos. Einam dabar truputį pasižiūrėsim, kaip atrodo dabar jų padarytas airbagas. Vyrai iš Airbag Service jau pasiruošė ir paruošė mūsų šios dienos bandymų žmogų, tai yra ponas Airbagas, jis viską ištestuos, kaip viskas funkcionuoja. O šiaip iš tikrųjų, šis automobilis yra jų Instagrame, airbagservice.lt. Čianais yra jų Instagramas, galite nueiti pasižiūrėti, kaip prieš tai atrodė šitas automobilis. Tai yra sutvarkytas vairo airbagas, kojų airbagas ir diržas. Avarijos metu diržas užsikerta ir dažniausiai jau nieko jam nepadarysi. Kaba, va tai va ir viskas. Palaida balą, kaip sakant. Tai žodžiu, daug nekalbėsime, šausime toj ir tada eisime pasižiūrėti, kaip viskas tvarkosi. Nu, kaip matote, ponas Airbagas išgyveno, airbagą iššovė, ačiū Dievui BMW pats nenukentėjo, nu, dalinai, sąlyginai nukentėjo, šovė airbagai, bet kadangi vyrai yra profesionalūs, tai to eisim ir greit sutaisysim viską. Tai, o esmė, kokią mes ką norėjom parodyti, paneigti mitus, kad tvarkyti airbagai kažkaip kreivai šauna, arba silpnai šauna, arba iš viso nešauna, tai viskas, ką jūs matėte, viskas geriau negu kaip iš gamyklos. Viskas šovė, viskas išsaugo ir ponas Airbagas liko gyvas. O dabar einam į vidų, parodysim, kaip vyksta tvarkymas. Taip, tai turime išmontuotus šovusius airbagus, tai čia matote yra vairo airbagas, jis atrodo štai taip šovęs, čia yra vairuotojo kojų airbagas, o čia turime vairuotojo diržas, kuris irgi šauna eismo įvykio metu, kad jūs niekur nepajudėtumėt. Tai žodžiu, o dabar parodysiu, kaip atrodo airbagas, kaip jisai yra tvarkomas. Tai dabar matote visiškai naujus airbagus, į juos gauna jie va tai va supakuotus ir niekas nededa jokių Maximus maišų, kaip visi čia kalbėdavo, kad kažkas kažką blogai daro. Tai viskas yra atvažiavę originaliai surinkta. Čia yra vairo airbagas, čia yra kojų airbagas, nelankstysiu, kad nesugadinti. O čia yra diržo rytė. Tai kai šauna diržas, iš karto pakeičia visą rytę naują ir turite naują diržą. Dabar, manau, atėjo laikas profesionalams ir parodyti, kaip yra surenkami airbagai. Viskas airbagai surinkti. Matot, švaru gražu. Prisisuka, įsideda.
su vairu dar viskas paprasčiau. Tik tai va taip laidelis čia pasijungia, paukšt, atsistoja į vietą. Na, va, su šitų dalykų yra šiek tiek sunkiau, nes reikia apdailas nuimti, prisukti keliose vietose ir diržas stovi savo vietoje ir galima važiuoti. Tai va, mes su šio bandymu norėjom jums parodyti, kad kai yra tvarkomi airbagai, nėra sudėdami kažkokie tai Maximos maišai, ar dar ten kažkas, kad po to nešauna jie, ar dar kažkas yra sutvarkomi kokybiškai, tam, kad būtų užtikrintas jūsų saugumas. Na ką, parodėme jums, kaip iš tikrųjų atrodo šovė ir sutvarkyti airbagai. Manau, paneigė mitą, kad sutvarkyti airbagai šauna kažkaip kreivai ar kažkaip blogai šauna. Ar įdėti maišai kažkokie tai neaiškus. Vyrai jau net mūsų akivaizdoje sudėjo, viskas surinko, padarė. Viskas stovi taip, kaip buvo. Aišku, jie buvo tam pasiruošę, šiaip iš tikrųjų šitas darbas užtrunka šiek tiek ilgiau laiko nei dabar. Tai aš manau, mes dar ne kartą apsilankysime čia ir atliksime dar kokiu nors eksperimentu. Tai jeigu turite kažkokių tai minčių, galite būtinai parašyti komentaruose. O dabar varom toliau pirkti mašinų. Atvarė tralas. Volvytę mes taisysim, Q5 mes taisysim, o Grand Cherokee yra kliento, bet jisai tvarkysis į patį. Tai dabar varome, nukrausime klientui Grand Cherokee ir tada važiuosime pas mus į garažą nukraudinėti kitų automobilių. O šitą Volvo laimėjom už 2650. Mūsų planas buvo laimėti jie iki 6000 ir kai laimėjom už 2650, klientas sakė, nesąmonė, taip nebūna. Taip, tai būna. Tai yra aukcionai ir čia vyksta nepaaiškinami dalykai. Kartais žmonės klausia, už kiek galima tą ir tą nupirkti. Taip nebūna. Būna kartais ieškai mašinos, atrodo, kad va, už 5000 tikrai nupirksi, o jinai bam, 10 ir net nesupranti, kodėl tie 10. Tiesiog dviem žmonėms prireikia vieną automobilį ir jie bam, kapojasi ir viskas. Ir tu jo nelaimi, o kitą kartą tiesiog už 3. Paėmė ir nusipirkai. Tai žodžiu, kaip ir sakiau, aukcionuose vyksta nepaaiškinami dalykai. Reikia nusistatyti biudžetą, už kiek norėtumėt, kad automobilis būtų jau pas jūs ir tiesiog bandyti laimėti. Pinigų mes į priekį iš jūsų neimame, susimokėti reikia tik tuo atveju, jeigu laimime automobilį, o aš kaip sakau, sudalyvauti nieko nekainuoja, reikia tiesiog bandyti. Oho! O aš parodysiu, kaip atrodo stebuklas. Palauk. Paliūzo yra. Aš radau kažką naudingo. Sea salt. O Edgaras rado kažką įdomesnį. Bet jo maži pirštukai neiškrapšto. Aš manau, buvęs automobilio savininkas darė lygiai tą patį ir pasakė. Bet tai čia kažkoks pontas su juo prieš tai važinėjo. Va taip avarijų ir padarė. Vairuokite normaliai. Negadinkite savo nugaros. Va taip. Ir viskas bus tvarkoje. Ei, aš irgi tokio noriu. Automobilį atiduodam savininkui ir važiuojam į garažą iškraudinėti savo automobilių. O, tai šitą, jinai žvairė. Va taip. O, doleriai! Kiek dolerių? 25, man atrodo, 25. Nu va, jau koksai ir gazuotas gėrimas gautųsi. Bet paliksim šios pinigus. O, dar doleriai! Paliksim šios pinigus naujajam automobilių savininkui. Ten jau ekspertai apžiūrinėja. Tai žodžiu, čia yra vienas geriausių mano pirkinių, todėl kad planavom nupirkti iki 6000, o nupirkom už 2650. Ir komplektacija, žinokit,
kostminė, tai jūs nusikrausim ir parodysim. Labai įdomi šio automobilio komplektacija, bet labai nedėkingai atsistojame. Ir man, matyt, nepavyks parodyti šio automobilio komplektacijos, nebent iš šitos pusės. Viskas yra labai orientuota į gale sėdinti žmogų. Taip, kilimėliai čia nebereikalingi ir nuo salono reikia kuo greičiau patraukti va šitus dalykus. Įlipkite vidun ir prašau pasižiūrėkite tenais. Na ką, liko visai dabar nedaug, tiesiog sutvarkyti automobilius ir atiduoti juos klientams. Ar jūs jaučiat jūros kvapą? Aš jaučiu jūros kvapą ir jaučiu mašinos iš Amerikos kvapą, bet dabar šiandien ne apie mašinas, šiandien kalbėsime apie laivus. Eime iškraudinėti laivą. Atvažiavo mūsų kranas ir dabar vyks didieji darbai. Versim konteinerį, va taip. Iškart taip galima buvo. Man tik tai Titaniko muzikos trūksta. Tiu, 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 tiu. Žiūrėkit, koks grožis. Koks grožis. Žalias, amerikietiškas, galingas. Man atrodo, V8 variklis jame greitas, bet yra vienas minusas. Anglas. Nežinau, ką darysim. Žodžiu, labai gaila, kad jisai yra ne mūsų, o mūsų kliento. Bet to jau mes jį įsivertinsim, apsižiūrėsim. Galbūt net ir patys tokį įsigysim. Žodžiu, jisai pilnos komplektacijos. Sostai, viskas yra. Viskas maždaug viduje atrodo štai taip. Patinka. Patinka. Norėčiau. Važinėčiau. Tiksliau, plaukyčiau. Ką? Projektas mūsų išsikrovė. Laukiam pusantro mėnesio, man atrodo, kol atplauks. Liepos vidurys yra kažkur nupirktas. Šiandien yra rugsėjo 3. Tai dabar mūsų laukia dokumentiniai visi procesai, sutvarkysime juos ir, kaip sakant, į Lietuvos vandenėlius išplauks. Tai va, ką, varom žiūrėti, ar mums atidavė šios dienos įdomesnį pirkinuką. Aš šiek tiek nufilmavau, bet apie tai matyt papasakosim kitoje serijoje. Čiau!